Na ką, šeštadienis nuo politikos galim truputį pailsėti. Toliau konstruojam savo droną. Litavimas vyks prilituojant šitos pinus. Jie matot yra pagal spalvas, kur V tai raudona, kur G juoda, visa kita yra balta. Čia reikia tik atsargiai žiūrėkit, nesumaišykit, kuria pusė turėtų būti tie pinai. Pirma eilė pinų sulituota, nors nelabai gražiai, bet svarbiausia, kad jie laikosi neišsilydė, yra pakankamai tiesiai. Na, šita pusė valdiklio padaryta. Aišku, buvau užmiršęs prilituoti kondensatorių, tai dabar teko tokį Frankensteiną padaryti. Na ir va, paskutinės komponentas litavimo. Šitie faini imtuvai, tokie mažiukai, pigus. Va, turim TBS GPS-ą. Iš tikrųjų susimaišiau, lituoti čia net nereiks. Čia iš tikrųjų yra šitas kištukas. O vienintelis dalykas, kas liko, tai vadinama sukrimpinti šitos laidus. Tai yra uždėti jiems antgalius. Vienas dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai kokiu eiliškumu bus sudėdami laidai. Tam reikia į internetą, susižiūrėti savo valdiklio wiring diagram. Na, čia esam Matex System puslapyje, mums yra aktualu wiring. Tai reiškia, kaip bus jungiamas, tarkim, GPS-as į mūsų valdiklį. Cell į cell, DA į DA, TX į RX, RX į TX, šitą reikia atkreipti, nes imtuvė bus TX į TX, RX į RX ir visi šitie laidai turi būti sujungti taip, kaip numatyta pagal šitą sužymėjimą valdiklį. Na, matot, izoliuotas laidas yra sugriebtas šitais lapeliais, o plikas laidas turi kontaktą su metaliniu pinu. Na, turim 6 antgalius užkrimpintus. Dabar galim juos įdėti po vieną į šitą jų dėklą. Dabar jau svarbu yra eilė, kad būtų viskas pagal tą diagramą. Dabar liko tą patį padaryti su imtuvu. Kai matysim, kad viskas veikia, tada galėsim pradėti konstruoti patį droną ir po to jau dėti visą elektroniką į droną.